Labą dieną, norėčiau pakviesti šiuo video, norėčiau pakviesti Jūs į ateinantį intensyvą spalio 25 dieną vakare, piešime apie porą valandų. Tai bus neirografinis mūsų praktika, neirografinė, bet visiškai nebūtina mokėti piešti. Galite kviesti žmonės, jeigu patys niekada nepiešėt, galite kviesti tuos, kurie niekada nesidomėjo neirografika, nepiešė, tai nebus meno praktika, tai nebus piešimo praktika, kur mes ten dailyraštį kažkokį ten studijuosime, bet tai bus vidinė gili praktika, dėl to vadinasi intensyvas. Dirbsime su savo vidiniais procesais, tai bus labai aktualu, gyva, gilu ir tikrai galiu pasakyti, kad darėme tokį bandomąjį piešinį su savo kurso dalyvėmis, tai galiu pasakyti, kad užkabins tikrai giliai ir transformacinę praktiką galiu garantuoti, patirtį tiksliau. Taigi, galite užsiregistruoti po šiuo video, bus nuoroda į registraciją, jeigu turėsite klausimų, rašykite. Bet dar norėjau pasakyti, kad aprašyme ten aš pakankamai sudėtingai aprašiau visą tą procesą, ten su tokiais visokiais paaiškinimais galbūt per daug, bet nieko su savim negaliu padaryti, nes turiu tokį poreikį viską labai išsamei, giliai ir aprašyti, kas, kur, dėl ko, prie ko. Žodžiu, bet norėjau pasakyti, kad praktika bus labai praktiška, labai paprasta ir labai įdomi. Taigi imsime laiko juostą, laiko liniją, vadinasi, mes suprantame laiką kaip linijinį procesą, ne? Tai buvo praeitis, dabartis ir ateitis ir pasinaudodami tą linijinę tokią laiko savoką, pavyzdžiui, kaip čia, mes joje galime modeliuoti savo gyvenimą. Iš tikrųjų, galime modeliuoti bet kokią laiko atkarpą į praeitį ir bet kokią laiko atkarpą į ateitį. Nes linijinis toks laiko suvokimas, matymas turi ir savų pozityvių mums aspektų, kuriuos galime panaudoti būtent savo gyvenimo kažkokiems sprendimams. Taigi būtent tokią laiko juostą mes atmatuosime atgal į kažkokį tai įvykį, kuris inicijavo kažkokius procesus, kuriais mes gyvename šiandieną. Ir būtent tais procesais, kurių nenorime šitame gyvenime, o mano atveju tai bus susijęs su sveikata, pavyzdžiui, kažkoks simptomas. Ir piešdama šitą piešinį anksčiau aš atmatavau tą simptomą, kad aš jį gavau gimimo metu, įsivaizduojat. Tai net nežinojau, bet tiesiog piešimas man tai parodė, ranka atvedė ir aš pasitikiu ir mokysimės mes pasitikėti savo intuityvių tokių pojūčių matymu ir supratimu. Taigi čia ir intuicijos lavinimas, ir malonus procesas. Pakaifuosite nuo to, kad jūs piešite, kad bus gražu, kad jums bus malonu ir tuo pačiu naudinga ir labai stipru. Tai tas emocinis paleidimas būtent per piešimą, jis nėra toks pat kaip, sakykime, kitos emocinio paleidimo praktikos, kurias aš žinau. Nereikės kalbėti, nereikės ten išjausti, nereikės verkti, nereikės ten draskyti savęs iš vidaus ir panašiai. Aš tikrai tokių procesų nelabai mėgstu ir nesiūlau kitiems. Yra daug švelnesnių praktikų ir šita bus viena iš tokių švelnių praktikų, kur paimsim kažkokį tai tašką praeitie, kur problemos šitos, kurią jūs sprendžiate, nebuvo. Įsivaizduojat, kad buvo situacija, kai šitos problemos, kurią turite, jos nebuvo. O tiksliau laiko juostoje buvo tas taškas. Tai lygiai taip pat mes galime nupiešti tą tašką ateityje, kur tos problemos irgi nėra. Labai dažnai tas laiko juostos taškas atsiranda naujoje laiko juostoje. Tai įdomu, kad mes galim nupiešti nuo dabarties, nupiešti visiškai naują laiko atšaką, laiko juostos atšaką ir nupiešti naują netgi laiko juostą. Tai kitaip tariant, mes pasirinkame tą realybę, kurioj šita problema yra išspręsta arba jos jau nebėra. Tai pagalvokite apie tokį metafizinį kažkokį tai gyvenimo suvokimą. Ir mes tai galime nupiešti. Ir tai nupiešę, tai pamatę, mes gauname tą įspūdį ir tas įspūdis užsifiksuoja kaip tiesa ir kai tais užsifiksuoja, tai pradeda veikti būtent mumyse ir mūsų gyvenime per
taip, kaip mes elgiamės, taip, kaip mes jaučiamės, taip, ką mes, būtent taip mes pritraukiame kažkokius aplinkinius procesus, aktyvuojame aplink save. Ir taigi va, tai tas piešimas mūsų bus būtent apie tokią transformaciją ir pasirinkimą tos realybės, tos laiko juostos, kur mūsų pasirinkta kažkokia problema, jinai jau yra išspręsta ir jinai net neegzistuoja. Tai šitas algoritmas yra patikrintas mano praktikoje, jis yra labai stiprus ir nekantrauju pasidalinti su visais. Kaip minėjau, ateikite visi, kurie norite, pakvieskite visus, kuriems tai gali būti naudinga, įdomu. Ir nereikia mokėti nei piešti, nei žinoti neirografikos. Jeigu žinote, tai puiku, jums bus tiesiog lengvesnis procesas, jūs galėsite geriau galbūt nupiešti linijas, galbūt geriau tą visą pažingsninį procesą jau žinoti, bet visiškai nebūtina, tai bus pakankamai aiškiai išdėstyti žingsniai, kur galėsite daryti ir sekti ir viską atlikti teisingai. Tai jeigu turite klausimų, labai kviečiu, labai noriu matyti daugą, nes tai bus praktika prieinama visiems, kainuoja 25 €, tai tikrai nėra didelė suma, dėl kurios, kuri tiksliau sustabdytų tuos, kurie nori, manau. Jeigu tai jūs stabdo, tai rašykite man, mes tai aptarsime individualiai. Ir tai bus pirmas iš intensyvų, iš serijos visos intensyvų, kuriuos pasiūlysiu šį sezoną, žiemos sezoną, per kurį dažniausiai piešime daugiau ir kuriame dažniausiai turite laiko skirti sau, nes žiema toks periodas, kur reikia gilintis į kažką, reikia gilintis į save, skirti laiko daugiau sau. Ir būtent tas periodas bus labai geras pasinaudoti mums irgi šitiems intensyvams. Tai vienas iš pirmųjų, sekantis intensyvas irgi parašysiu dar vėliau, bus per maždaug lapkričio 1 dienomis, bus visų šventųjų tai mūsų tradicijai, visų mirusių mūsų tradicijos pažymėjimui, ir ten bus daugiau apie giminės tokį ryšį, kontaktą su išėjusiais savo giminaičiais, apie koks yra mūsų giminės ryšys su mumis ir žodžiu paminėjimas savo šaknų. Tai laukiu ir šitame susitikime, ir sekančiuose susitikimuose. Ir jeigu turite klausimų, rašykite, man visada malonu išgirsti, kuom jūs domitės ir kuom jūs gyvenate. Stengiuosi kuo daugiau siūlyti, stengiuosi nepalikti jūsų ir būti su jumis ir daryti tas praktikas, kurioms jums įdomios. Todėl svarbu man turėti atgalinį ryšį ir žinoti, kas jūs domina ar kas jums rūpi taip pat. Iki.